Nežinau, koks bus skonis, bet vaizdas. Viešėdami prie jūros su šeima atvykome iki Kretingos, kur aplankius parkų žiemos sodą nusprendėme, kad reikia pavalgyti. Tad peržiūrėję kelis meniu atvykstame į Alkaną bitę. Ir jau nuo pirmų akimirkų jaučiam, kad ši vieta ne šiaip atsirado, o su didelė meile. Įvairios interjero detalės, širdutės, meniu pasirinkimai. Tiesiog sėdi ir supranti, kad jiems rūpi. Tad patogiai įsitaisom, apsižiūrim ir pradedam savo kelionę. Pagurkšnojam giros, žmona mėgaujasi savo kokteiliu, kuris kaip vėliau paaiškėjo kainavo 8 eurus. Ir kaina tikrai nustebino. Užkandam vištienos petukų, kurie buvo geros struktūros, gerai apskrudę ir su malone saldžiarūgšte glazūra. Labai neblogai. Tuomet ant stalo atkeliauja vaikų varškėtukai ir dešrelės. Vaikai šypsosi, mes taip pat. O žiūrėdamas į varškėtukų porciją negaliu patikėti, kad tai kainuoja 6,50. Bet čia dar ne viskas, nes aš sulaukiu savo čirizo dešrų, o žmona savaitgalio burgerio su tempūroje keptais jalapenais. Ir nors pastarasis buvo žmonos, aš su juo praleidžiu nemažai laiko. Sultingas, skoningas ir už 9 eurus. Žmona liko labai laiminga ir aš ją galiu suprasti. O atidavus burgerį žmonai, einu prie savo čirizo dešrų. Kreminės tekstūros bulvių košė, puikiai derantis vyno mėsos padažas ir daržovių salsa. Kaip ir burgeris, pasirodo be priekaištų. Beje, tiek batatai, tiek bulvytės fri buvo idealiai iškepti. Tai yra maksimalus traškumas išorėje ir minkštos viduje. Tad po tokios puotos net prigulti reikia. Būsit Kretingoje, užsukit. Beje, vaikai sakė, kad čia geriausia kavinė mieste. Kitur nebuvom, bet aš negaliu nesutikti.